Svarbi informacija apie gautus elektroninius kvitus už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą. Kokia informacija nurodyta gautame elektroninėme kvite ir ką būtina žinoti. Pateikiame mokėtojo kvitą. Kairėje pusėje nurodyti Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro duomenys. Mokėtojo mokinio kodas, vaiko vardas pavardė, būrelio pavadinimas, grupė, būrelio kodas, atsiskaitimo laikotarpis ir suma. Atliekant bankinį pavedimą už būrelį prisiminkite, jog svarbiausia įrašyti mokėtojo kodą. Nenurodžius kodo arba jį nurodžius klaidingai, mokėjimas nebus užskaitytas Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterijos skyriaus. Jei mokinys lanko kelis būrelius, kiekviename būrelyje jis turi skirtingą mokėtojo kodą. Trumpa vaizdinė informacija, kur nurodyti mokėtojo kodą ruošiant apmokėjimus iš skirtingų bankų. Esant galimybei, prašome už būrelius mokėti pusmečiais. Pirmasis pusmetis – rugsėjo-gruodžio mėnesiai, antrasis – nuo sausio iki gegužės mėnesio. Kilus klausimams prašome kreiptis į Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubus.